Labas, mano vardas Miglė ir aš džiaugiuosi galėdama pasidalinti šią ramę, švelnę jogos praktiką kartu su tavimi. Tai kviečiu apsirengti į patogiausius rūbus, išsitiesti kilimėlį ir kai būsit pasiruošusi, pradėsim. Šiandien pradėsime ant nugaros. Ir gulamės pilnai žemyn. Tada pėdas keliaus šiek tiek plačiau link kilimėlio kraštų ir leidžiam keliams sukristi į vidų. Atsipalaiduoja nugara, ar tai reikštų, kad šiek tiek pakilusi nuo kilimėlio, ar galbūt spaudžiam ją žemyn, jeigu šiandien mums taip jaučiasi patogiau. Tuomet viena ranka keliauja ant pilvo, kita ranka keliauja ant krūtinės, užsimerkia akys ir pradedame stebėti savo kvėpavimą. Kol kas stebime į tokį, koks jis yra, atpalaiduotas kvėpavimas. Truputį pradedame savo orą siųsti žemyn į pilvo sritį, į diafragmą. Tai stengiamės pajusti, kaip daugiau kilnojasi mūsų apatinė ranka, ta, kuri ant pilvo, mažiau ta, kuri ant krūtinės. Jeigu nesame įpratusios kvėpuoti per pilvą, gali būti sunku, nelabai patogu, dėl to mums ir padeda rankos. Tai stengiamės tiek, kiek išeina. Svarbiausia, aktyviai bandom. Jeigu nepavyksta iš karto, pavyks vėliau. Kaip ir negimsta žmonės vaikščioti mokant. Taip ir mes mokomės jau suaugę dalykų, kurie mums nėra įprasti. Tai praktikuojamės, bandom. Kol pavyksta daugiau, bandom kilnoti tik apatinę ranką, ne viršutinę. Kvėpuojam pro nosį, lėtai ilgiai. Ir po truputį vėl atpalaiduojam savo kvėpavimą, leidžiam jam grįžti į tokį, koks yra mums įprastas. Dar keletą akimirkų pastebėjau. Ir po truputį pradėsime judėti. Švelniai prasiveria keliai, pėdos keliauja klubų plotyje. Kairė koja lieka sulenkta ant žemės, dešinė koja kyla į viršų, keliauja ant kairės kojos, dešinys kelias keliauja toliai nuo mūsų. Ščionais dešinė ranka keliauja pro šitą kojų padarytą tarpą, kairė ranka pro kairės kojos dalį. Ir kyla koja į viršų. Gaudom kairę šlaunį, tai susikabina rankos, jeigu patogu, už kairės šlaunies. Aktyviai spaudžiam tą dešinį kelį toli nuo savęs, patempiam kairės kojos pirštus, kitą kartą įkvepiant kairė koja kyla į viršų, su iškvepimu pirštai tempiasi toli nuo mūsų, koja leidžiasi žemyn. Ir taip švelniai judam, įkvepiant į viršų kairė koja, iškvepiant žemyn. Savo tempu, su savo kvėpavimu. Kas lygtais švelnios bangos gaunasi. Kitą kartą, kai koja susilenks,
Paliekam ją čionais atpalaiduotą. Jeigu patogu, prisitraukiam šiek tiek arčiau savęs, galbūt rankos gaudo blauzdą, o ne šlaunį. Bet tik jeigu patogu. Aktyviai dešinę koją spaudžiam kelį tolyn nuo savęs, atveriant klubą. Norim jausti tempimą, bet ne skausmą. Jeigu jaučiam skausmą, šiek tiek atpalaiduojam daugiau. Po truputį pasileidžia rankos, kairė koja leisi žemyn, dešinė ranka gaudo išorinę dešinės pėdos dalį. Kairė koja leidžiam nusileisti, koja gali likti sulenkta arba pasitiesina, kairė ranka atsipalaiduoja. Dešinį kelį spaudžiam link dešinės pažasties, po truputį dešinė koja kyla į viršų, lyg tais pėdą norėtumėm paraleliai, luboms paraleliai dangumi atverti, tai keliaujam į pusinį laimingą kūdikį. Kairė ranka gali likti čionais, jeigu norisi galbūt keliauja ant kairio klubo, mes norim neleisti kairiam klubui pakilti, tai gal jį padeda mums spausti tą klubą žemyn. Ir čionais ramiai pabūnam. Spaudžiam tą dešinį petį žemyn, dešinį kelį lygtais link kilimėlio, link pažasties. Ir čionais dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Truputį leidžiasi dešinės kulnas link sėdmens, paleidžiam pėdą, dešinė pėda nusileidžia žemyn, arčiau sėdmens, kairė koja kyla į viršų, kairys kelias atsiveria į šoną, pėda nusileidžia virš dešinio kelio, pakyla dešinė koja, kairė ranka pro tarpą, dešinė ranka pro dešinę pusę, gaudom šlaunį. Ir vėl pradėsim banguoti šį kartą dešinę koją, kojos pirštai į kūną, įkvepiam, kyla į viršų, iškvepiant pirštai pasitempia, koja lenkiasi, kūnas leidžiasi žemyn ir keliauja. Lygtais banguojam, lygtais dviratininam. Galim dviratą sektas. Kelis stumasi tolyn nuo mūsų. Dešinės kelis gal šiek tiek artyn. Ir kitą kartą, kai koja susilenks, ji lieka atsipalaidavusi sulenkta, mes gal liekame čia, galbūt rankos apkabinam blauzdą, koją prisitraukiam arčiau savęs, nepamirštam apie kairį kelį, kurį spaudžiame tolyn. Keletą kvėpavimų ramiai pabūnam čionais. Čionais po truputį atsipalaiduoja rankos, dešinė pėda leidžiasi žemyn, kairė ranka gaudo kairę pėdą iš išorinės jos dalies. Kairys kelis keliauja link pažasties, pėda pradeda kilti į viršų, dešinė koja lieka sulenkta arba pasitiesina, kai patogiau dešinė ranka atsipalaiduoja link klubo arba keliauja ant klubo. Kaip visada daug variantų, klausant savęs, išsirenkam savo mėgstamiausią. Tokį, kokį norisi šiandien, kai negalvojam apie tai, kaip atrodo mano ši poza, negalvojam apie tai, kaip jūs darėt vakar, tai, kas jums šiandien jaučiasi geriausiai. Lenkiasi kairys kelis, pasileidžia ranka, šįkart dešinė koja irgi susilenks, klubai šiek tiek užsiveria, keliai paraleliai vienas kitam ir rankomis apkabinam kojas. Per kelius, per glaustas ir akimirką čionais pėdos atpalaiduotos, jeigu patogu pasisuliuojam į šalis. Pamasažuojam tą
kraštinė nugara, vidurinė nugara. Iš po truputį sustosim ant nugaros, rankos pasileidžia, pėdas leidžiasi ant kilimėlio. Keliausim ant visų 4, tai jums patogiu būdu ir jeigu patogu, jeigu matom ekraną, galim tiesiog apsisukti arba keliauja galva mūsų, kur buvo kojos atgal. Susitiksime su keliais po klubais ir riešais po pečiais. Mes dar pajudėsim pro karvės ir katės pozas, tai pradedant judesį iš klubų atveriam krūtinę, spaudžiam medis kartu krūtinė į priekį, kaklas ilgas. Iškvepiant nugarą apvali, žvilgsnis keliauja link bambos, mintys tolsta viena nuo kitos. Ir vėl įkvepiant atsiveriam su iškvepimu, su apvalėjimu. Ir toliau taip tęsiam savo tempu, su savo kvapavimu. Gal pridedam papildomų judesių. Mano kūne visada jaučiasi maloniai klubus pasukti į šalis, judesius šiek tiek pagilinant. Kviečiu išbandyti ir jūs, jeigu jums nesijaučia labai maloniai, tada taip nedaryti. Bet gal jausis pabandžiusias, nepabandžiusias, mes sužinosim. Gerai, po kito iškvėpimo grįžime į centrą, klubai lieka virš kelių, rankomis pradedame keliauti tolyn, keliausim į mažą šunelio pozą, tai krūtinė leidžiasi žemyn link kilimėlio, galbūt nusileidžia kakta. Atsipalaiduoja rankos, jaučiam, kaip atsiveria pečių linija. Jeigu nusileido kakta ir yra mums labai patogu, galbūt keliauja smakras ant kilimėlio, leidžiam krūtinę ir nugarai atsiverti šiek tiek giliau. Ir nepamirštam kvėpuoti. Rankos truputį priartės atgal prie mūsų ir pradedam leisti klubus žemyn. Jie leidžiasi tarp kulnų arba ant kažkokio pakilimo, gal tai pagalbė, gal knyga. Keliaujam į vaiko poziciją. Čia atsipalaiduoja kakta ant kilimėlio, rankos keliauja link pėdų, atpalaiduojam pečius. Galim pėdas pagauti, jeigu patogu kulnus, arba jos tiesiog atsipalaiduoja delnais į viršų. Rankos grįž po pečiais, rankų pagalba krūtinė kyla aukštyn. Prasėdimą poziciją kilsim į jogo pritūpimą. Iš tenais galim atsisukti į ilgąją kilimėlio dalį, bus patogiau vėlesniems judesiams. Ir kylam švelniai aukštyn, pėdos leidžiasi ant kilimėlio, kojų pirštai švelniai pasisukę į šalis, taip plačiai ar taip siaurai, kaip mums patogu. Ir tada leidžiasi mūsų dubuo žemyn. Irgi leidžiasi taip žemai, kaip mums patogu. Čionais, kai atvyksim, rankos keliauja link vidinių kojos dalių, rankų pagalba nugarą patiesinam. Rankos gali likti delnai centre link krūtinės, galbūt nusileidžia priešais mus, jeigu patogiau. Keletą akimirkų ramiai čionais pakvėpuojam.
čionais rankos keliaus už mūsų, šiek tiek už klubų. Ir švelniai atsiremiam į rankas, nusileidžia mūsų dubuo. Tuomet leidžiam keliams nukristi į vieną pusę, į kitą pusę, juos taip prajudinam. Labai. Ir kitą kartą, kai nukris į vieną pusę, nesvarbu kurią, aš pradėsiu nuo dešinės, bet mes po to apkeisim. Tai dešinė ranka lieka ant kilimėlio, kairė ranka pakyla, mes persisveriam svorį daugiau į centrą. Dešinę pėdą pastumsim šiek tiek į priekį. Tai jinai nebūtinai turi būti 90 laipsnių kampu paraleliai, bet mes ją pajudinam į tą pusę. Tai tiek, kiek kūnui patogu. Jeigu patogiau sustoti kažkur šiandien, sustoja šiandien. Bet tiesiog žinom, kurią kryptimį judam. Ir kairė pėda, taip pat kairė koja 90 laipsnių su kairė koja. Tai abi kojos turėtų būti maždaug 90. Ir tada pradedam leisti ir kairį klubą šiek tiek žemyn. Rankos keliauja priešais mus. Ir galbūt liekame čianais, galbūt leidžiamės žemyn ant alkūnių, pavyzdžiui. Galbūt leidžiamės dar giliau, rankos pasitiesina. Ir keletą akimirkų pakvėpuojame čianais. Buvome nusileidusios žemiau, po truputį grįžtam atgal ant delnų, kylam į viršų, kojos lieka kaip yra, rankos pro dešinę pusę keliauja už mūsų, tai pridedam stuburo pasisukimą. Ir jos keliauja tiek, kiek mums patogu, šiek tiek tas kairys klubas lygtais pasistums į priekį, mes jam leidžiam truputį pasistumti, bet ta koja lieka kaip yra, tai jinai nesistumia tiek, jog pasikeistų kojos padėtis. Tai žiūrėsim atgal. Ir pakvėpuojam čianais. Ir po truputį grįžim atgal į centrą, dešinė ranka lieka už mūsų, kairė ranka taip pat keliauja už mūsų, atsiremiam, keliai kyla į viršų ir vėl leidžiam jiems akimirką nukristi į vieną pusę, į kitą pusę. Mes atsirėmusios ant rankų, prajudinam švelniai klubus. Ir kitą kartą, kai nukris į priešingą pusę negu buvo prieš tai man šį kartą į kairę, keliausim į tokią pačią pozą, tik kitoj pusėje. Tai priekinė koja keliauja tą kryptimį lygtais paraleliai trumpam kilimėlio galui, pradedam leisti šiek tiek tą klubą žemiau, priešinga koja irgi sulenkta 90 laipsnių kampu, abi rankos priešais priekinę koją. Galime likti čianais, galime nusileisti šiek tiek žemiau. tą pakilusį klubą lygtais aktyviai spaudžiam šiek tiek žemiau, kaip visada norim jausti tempimą, bet neskausmą. Priklausom savęs, kiek jį spaudžiam, bet nebūnam visiškai atsipalaidavusios. Šiek tiek norim sukurti daugiau vietos savo kūne, atverti tą dubenį.
truputį kilsim atgal ant delnų, jeigu buvom nusileidusios žemiau. Kylam į viršų ir tada vėl pradedam suktis. Jeigu yra kairė koja sulenkta, tai pro kairę pusę rankos keliauja už mūsų. Jaučiam, kaip sukasi stuburas, masažuoja ir tą visą pilvą mūsų. Sustojame čia pasisuksias taip giliai, kaip mums patogu. Tai grįžim atgal į centrą, kairė ranka lieka už mūsų kairio klubo, dešinė ranka keliauja už dešinio, atsiremiam ir vėl kojas į vieną pusę, į kitą nukrenta. Atpalaiduojam dubenį. Iš čionais grįšim ant kilimėlio, susilenkia viena koja, kita keliausim į vaiko pozą. Pakylam iš pradžių ant kelių, leidžiasi žemyn dubuo vėl, rankos pasitiesina. Iškart pridėsim stuburo pasisukimą, kairė ranka spaudžiasi taip stipriai žemę, jo kairė alkūnė net šiek tiek pakyla ir tada pro tą padarytą tarpą dešinė ranka delnu į viršų slysta į kairę pusę, dešinys petys leidžiasi žemyn. Jeigu patogu, gal nusileidžia dešinė veido pusė. Kairė ranka gali likti čionais ištiesta, gali keliauti už mūsų link apatinės nugaros, galbūt kairės rankos pirštai keliauja link dešinės šlaunies. Atsipalaiduojam čionais akimirką. Kairė ranka grįžta atgal priešais, jeigu buvo nuklydus kitur, spaudžiasi žemyn, kyla krūtinė į viršų, dešinė ranka pasitiesina, iškart keičiam pusės, kairė ranka papučia, dešinė delnu į viršų, kairys klubas kairys patys leidžiasi žemyn, dešinė ranka tiesi arba dešinė ranka link apatinės nugaros, link kairės šlaunies. Labai žemai, atsipalaidavęs veidas. Atpalaiduotas kvėpavimas. Dešinė ranka po truputį grįžta į centrą, kylam į viršų, kairė ranka grįžta prie jos. Šiandieninę praktiką užbaigsim vaiko pozoje. Galite jūs pasirinkti, ar kojos yra šiek tiek plačiau, ar kojos kartu. Kai kojos plačiau, tokia ilgesnė nugara leidžiame žemyn, jinai galbūt net švelniai išsirečia, o kai kojos kartu, nugara šiek tiek daugiau suapvalėja. Kadangi ši praktika skirta mėnesinių metu, tai labiausiai priklauso nuo to, kaip jūs jaučiatės šiandien. Man būna skauda apatinė nugara kartais mėnesinių metu, tada norisi kaip tik tą nugarą man apvalint, taip lygtais, tavo degi guli žemyn, bet nugara apvali. O kai skauda pilvo apačią, kartais patogiau atvirkščiai, tą nugarą taip išriesti, lygtais pratempti. Tai čia yra visiškai jūsų pasirinkimas pagal tai, kaip jūs jaučiate šiandien, kojos plačiau, labiau nugara
prailgėja, galbūt šiek tiek išsirečia, kojos siauriau, nugara apvalesnė. Tai klausykit savęs, išsirinkit ir kai esate pasiruošusi, keliaukit į tą pozą. Rankos vėl gali būti ištiestos arba link pėdų, galbūt pagauna kulnus, galbūt atsipalaiduoja šalia. Ir kvėpuojam čionais, kvėpuojam lėtai ir giliai. Nesvarbu, kur tas kvėpavimas keliauja šiuo metu, ar į krūtinę, ar į pilvą. Šioje pozoje gali būti šiek tiek sunkiau siųsti kvėpavimą į pilvą, ypač jeigu neįpratusios. Tai kvėpavimą atpalaiduojam, bet dėmesys jį stebi. Šioje pozoje gali būti taip ilgai, kaip jums norisi. Na, o jeigu kylam, tai kartu kilkim, rankos keliauja po pečiais, vis lankstelis po slankstelį, lygtais atsivyniojam, kylam į sėdimo poziciją. Galim likti va taip, kaip esam ant kulnų, jeigu patogu, jeigu nepatogu, atsisėdam taip, kaip patogu, užsimerkiam. Mintise padėkokite savo, už tai, kad skyrėt laiko savo kūnui, pasirūpinti savimi ir pajudėti. Padėkokite savo kūnui, jo galite judėti, jo kūnas yra sveikas. Delnai susiglaus kartu priešais mus ir pradedam trinti juos vieną į kitą ir trinam greitai. Trinam kuo greičiau, jog jaustumėm, kaip jie šyla. Trinam, kol jaučiam, kaip generuojasi ta mūsų šiluma. Trinam. Kai sustosim, rankos keliaus ant akių, ant viršutinės veido dalies. Dar patrinam, sustojam, rankos uždengia akis, uždengia kaktą. Čionais dar giliai įkvepiam pro nosį ir iškvepiam. Rankos pradeda leistis žemyn, akys atsimerkia, kūnas atsipalaiduoja. Ačiū už šią praktiką kartu. Susitiksime kitą kartą.